Šiandien laidoje. Štai jie, fotomodeliai ėdantys raiges ir sliekus. O Spurga visokiose mados fotosesijose dalyvauja. Žurnalo Panelė redaktorės Jurgos Baltrukonytės svajonių namai ir naudingi patarimai. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus turi savo gyslelę, kurią jis privalo atrasti ir paskui ją plėtoti. O taip pat žaismingasis švaros reidas. Nežinau, nes nežiūriu televiziją. Supratau. Sveiki. Tikiuosi šis rytas jums, kaip ir man, bus labai jaukus ir šiltas, todėl kad mes esam svajonių namuose. Nepatikėsite, pas žurnalo Panelė vyriausiąją redaktorę ilgametę Jurgą Baltrukonytę ir jos vyrą Algį Kriščiūną. Virš namų staktos durų taip ir užrašyta. Svajonių namai. Mes vėliau juos jums parodysim. O žinoma, mes čia esam ne tik tai dėl to, kad nufilmuotume jų gražius namus, bet ir parodyti, supažindinti jūs su Jurgos ir Algio augintinėmis. Tai yra Maltos bišonų kalytė Spurga ir terjeras, kaip jie vadinasi tiksliai, Jurga? Jorkšyro terjeras bitė. Taip, dar jūs pamatysite Paulą, Jurgos dukrą, 2 metų. Ai, kaip gražiai. O bitė? Ai, kaip... Dabar, sėdėt. Gulėt. Sėdėt. Sėdėt, Spurga, sėdėt. Gulėt. Sėdėt. Pirmiausia, pasigrožėkite, kokiame angliško stiliaus svajonių name vidury Vilniaus įsikūrė Jurga Baltrukonytė ir jos vyras Algis Kriščiūnas. Algis, jei kas nežinote, yra ne tik vienas iš legendinės grupės Foje narių, bet ir fotografas, kuriantis originalias fotosesijas žurnalui Panelė ir viršelius, užimančius kvapą savo originalumu ir grožiu. Taigi, galima sakyti, šiuose namuose įsikūrė žmonės su polėkiu, apie ką byloja daugybė detalių. Beje, gyvūnijos tematika. Štai pavyzdžiui, įeinančius į namus pasitinka herbas su karve ir 2 kiaulaitės su sparnais. Mergelės skriejančia ant karvės. Čia jautis, Algis jautis, aš mergelė. Tai labai gerai žiūrėta. Tu turbūt pirmas žmogus, kuris... Čia jis sukurtas per 1 minutę, tai nedrįščiau herbu vadinti, bet kažkokie simboliai jame yra. Algis tavo jautis, o tu mergelė pagal zodiaką? Taip, pagal zodiaką. Jautis ir mergelė, ir tu neši šviesą. Kažkokio čia akcento niekaip nesugalvom, kas tai ir... O tie pačioj čia tie skaičiai, ką reiškia? Metus. Taip, namo. Tai kokie metai čia? Žinok, nežinau. Prieš 5, 7, 5. Jo, turbūt, bet ten lotyniškai. Taip, aš supratau, kad ten lotyniškai. Jo. Na gerai, tęsiant gyvūnų tematiką, matau 2 kiaulaitės sparnuotas ant šitų, ką jos reiškia? Gal jos reiškia, kad... Kad ir kiaulė gali skraidyti? Ne, kad reikia svajoti visą laiką, kad sparnai tie turi dygti visose situacijose žmogų. Čia turbūt House of Dreams ir kad visi svajotojai susirenka. Nepaisant amžiaus, lyties ir netgi priklausomybės žmogiškai ar gyvūnijos klasiai. O Jurga, o kai, sakykime, jau pasistatėt šitą namą, įsikūrėt, viską jau taip, kaip jau norėjot, buvo tas jausmas toks, kad, viskas, dabar jau, nebėra apie ką svajot, ar dar turi apie ką? Mes kiekvieną dieną ką nors keičiam. Aš jau bijau, kad Algis nugriaus tą namą ir tiesiog statys kitą. Nes vis tiek norisi tos kūrybos kažką daryti. Taigi name vietos užtenka Jurgai su Algiu, jų 2 dukrai Paulai, Jurgos jau suaugusiam sūnui Juliui, o taip pat, žinoma, pagrindiniams mūsų laidos herojams – Jorkšyro terjeriai bitei ir Maltos bišoniai Spurgai. Tai ir susipažinkite su šiomis linksmuolėmis. Bitė ir Spurga atsirado šiuose namuose, kai Jurga su Algiu dar neturėjo dukrytės Paulos. Svajonių namas jau buvo, net angeliukai saugantis namus, o štai gyvybės matyt trūko. Turėjau vaikystėje katiną, bet nesėkmingai, nes pasirodė, kad aš esu alergiška katėm. Ir tada gydytojai įspėjo, kad aš turbūt esu alergiška ir šunims. Dėl to, kai nutarėm, kad galbūt norim šuniuko, domėjomės veislėm, kurios tinka alergiškiam žmonėm. Ir viena iš jų buvo Maltos bišonas, kiti terjerai ir dar, kiek žinau, yra pudeliai tinkantis alergiškiam žmonėm. Arba visiškai pliki tie
kinų koduotėjai, kurie yra visiškai pliki, neturi nei vieno plauko. Gal tada dar jie buvo labai reti. Gali nes būt. mes pirkom prieš 5 metus šitus šuniukus, jiems 5 metai ir aš nežinau, ar tada buvo kažkas. Ir tavęs dabar nepuola jokios alergijos? Ne, nebuvo. Ar truputį puola? Truputį puola, tik nežinau, ar nuo šuniuko, ar nuo blogo oro. O reklamos žiūrėkite. Štai jie. Fotomodeliai ėdantys raiges ir sliekus. O Spurga visokiose mados fotosesijose dalyvauja. Žurnalo Panelė redaktorės Jurgos Baltrukonytės svajonių namai ir naudingi patarimai. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus, kaip turi savo gyslelę, kurią jis privalo atrasti ir paskui ją plėtoti. O taip pat žaismingasis švaros reidas. Nežinau, nes nežiūriu televiziją. Supratau. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Na ir Jurga tai papasako, kodėl būtent šitie šuneliai atsirado. Dėl to, kad dėl alergijos. Tik tai toks buvo pasirinkimas, Tik tai ar ne? toks buvo pasirinkimas. Negrožis. Mes galėjom rinktis iš 3 veislių. Pudeliai, Yorkshire terieriukai ir Maltos bišonai. Tada apžiūrėjom pudelius, mums kažkodėl pudelis, nepatiko, nežinau. Tada nutarėm, kad mums reikia bišoną. Apžiūrėjom skelbimus, jie yra abu neveisliniai šuniukai. Jie neturi kažkokių dokumentų ypatingų. Ir Kaune radom, kad parduoda vieną šitą atvežtą iš Lenkijos šuniuką ir nuvažiavom pasižiūrėti. Nuvažiavom ir ten buvo dar 20 mažų jorkiukų. Ta moteris pardavinėjo, nors nebuvo skelbime parašyta, kad jinai parduoda ir tos šuniukus. Viena Spurga buvo ir 20. Spurga, kai apžiūrėjom, pamatėm, kad jinai truputį žvaira. Parodyti, Purgytė pasirodė. Purgytė žvaira. Trupučiuką vieną kitą. Ir labai baikšti buvo, be galo baikštų šuniuką. Tie šeimininkai sakė, kad jie atsivežė iš Lenkijos, kad jie muždavo laikraščių. Ir jinai nuo tada iki dabar vis tiek bijo bet kokio tokio trinksmo, ar šnaresio, ar garso didesnio, labai baikštų šuniukas buvo. Bet mes galvom, atvažiavom šitą šuniuką, tiek to, kad jisai ten ar žvairas, ar baikštus, tiek to. O tai kokia jis buvo amžiaus, kad jis jau buvo 2-3 traumuotas? mėnesių, aš neatsimenu. Bet tokio amžiaus, kaip paima nuo mamos. Man atrodo, jos mažesnius dar atveža, kai taip jau verslų ima. Ir tada vienas labai buvo naglas šuniukas iš Jorkų. Atvarė ir įsikabino į sportbačio raištelį. Tai buvo bitė ir nepaleido to raištelį. Sakom, koks skirtumas, ar vienas, ar 2 šuniukai. Pirkam ir bitę. Ir nusipirkam ir bitę. Tai bitė, abi mergaitės jos yra? Taip, į delnus tilpo. Tokio dydžio. Ir atsivežėt, ar ne? Ir atsivežėm, dėžutį atsivežėm mažu. Na ir ką, ir jos abidvi kaip sesutės ir auga, nors yra visai nesesutės, ar ne? Taip, jos labai gražiai viena kitą prižiūri, labai, jeigu viena serga, tai kita jau labai rūpinasi, laižo, visaip rodo dėmesį, labai geros draugės. Nagi pažiūrėkime, ką apie šios veislės šunelius rašo šunų enciklopedijos. Spurga yra Maltos bišonų veislės, tai reik manyti kilusi iš Maltos. Ginčijamasi, jog Maltos bišonai iš tiesų kilę iš Azijos. Maltos bišonai buvo mėgstamiausi karalienės Elžbietos I šuniukai, kurie į Angliją pateko Henriko VIII valdymo laikais. Maltezės gali būti labai energingos. Šuniukai lengvai dresuojami, greitai mokosi. Jie puikūs kompanionai, todėl nemėgsta ilgam laikui pasilikti vieni. Sutarė su kitų veislių šunimis ir vaikais, tačiau nepatartina įsigyti šeimoms turinčioms labai mažus vaikus, nes jie neatsargiai žaisdami gali sužeisti šuniuką. Maltezės saugo savo šeimininką, gali loti ar net kąsti, kai svetimas žmogus ar gyvūnas peržengia jų teritoriją. Tačiau tuo pačiu yra ramios ir be reikalo netriukšmauja. Nepaisant jų mažo dydžio, Maltos bišonai atrodo be baimių. Jie yra vieni iš džentelmeniškiausių mažų šuniukų veislių. O Jurga, dabar sakė, jos labai skirtingos, tokios Purgytė išsigandus, tokios sėdi. Tai jos gal pavyzdžiui, bitė kažkaip tą savo mažąją sesutę, nemažąją tą baukščią kažkaip gina jos, ar jinai, pavyzdžiui, skundžias tai bitė, ar bėga pas ją slėptis nuo ko nors, kaip jų tie charakteriai, kaip pasirinkti? Aš nežinau, bitė toks
Turbūt tokia menko brotelio meškutis, kaip pūkuotukas. Gerai jinai labai, bet aišku, kažko labai ypatingo iš tų šuniukų išdresiruoji truputį, bet kažkokio ypatingo proto bokšto nereiktų tikėtis. Jie labai mėly draugai, mėly žaisliukai, nu tokie ne tai, kad žaisliukai, bet tokie Dekoratyviniai. dekoratyviniai iš tiesų. Na, o kas rašoma apie šiuo metu Lietuvoje itin madingus Yorkšyro terjerus? Yorkšyro terjeras – dekoratyvinių šunų veislė, išvesta apie 1800 metus Anglijoje. Tarptautinės kinologų federacijos priskiriama žaislinių terjerų kategorijai. Yorkšyrų terjeras pasirodė XIX amžiaus pradžioje, dabartinio Yorkšyro rajone, veisėjams siekiant išvesti žiurkininką, kurį būtų galima nešiotis kišenėje. Yorkšyro terjerai yra dekoratyviniai šunys, todėl kailio išvaizda labai svarbi. Mažo, tvirto šunelio plaukas su melsvu ar auksiniu atspalviu yra labai ilgas, reikalaujantis priežiūros. Jį reikia šukuoti kasdien. Plaukai ant galvos yra surišami kaspinu, kad nekristų į akis. Kadangi ši veislė neturi pokailio, jie labai retai šeriasi. Šį šunį galima išmokyti tvarkos, tik reikia kasdien ir nuosekliai kartoti komandas taisykles. Kasdien Yorkšyrui reikia aktyviai judėti 30-60 minučių. Jiems patinka vaikščioti, bėgioti ryščia, žaisti, žiūrėti televizorių. Tipiškas šios veislės šuo tiesiog trykšta energija. Yorkšyro terjerai yra itin atsidavę šunys. Be to, šiuos šunis gali turėti net ir šunims alergiški žmonės. Jurga sako, kad 2 šunelius iš karto įsigijo neatsitiktinai. Kadangi šeimininkai yra dirbantys žmonės, buvo nuspręsta, kad namie likusiam šuneliui bus linksmiau, jei jis turės draugą. Tai aišku, bet šuniukai šilumos įneša labai daug. Ir labai geras sprendimas mūsų buvo 2 šuniukus pasimti, nes niekad nebesigrauždavom, kad liūdna, kad šuniukas kaukia vienas. Jeigu tu dirbi visą dieną ir negali skirti dėmesio pakankamai, tai jos ten tiek žaidimų prisigalvodavo, kad iš tiesų nebuvo to tokio nerimo širdies palikti šuniuką vieną ir išeiti į darbą. Tai visi, kas turi galimybę, ypač mažų veislių šuniukus, tai tikrai patarčiau po 2 imti, jiems tikrai žymiai linksmiau. Aš paskui kelias draugės irgi kalbėjau, kurios jau turėjo vieną šuniuką, kad nusipirktų ir antrą, ir visi labai džiaugdavosi. Tai čia yra toks sprendimas, tuo atveju, jeigu tu nesėdi visą dieną namie, ar ne, ir kad jie neliūdėtų tiesiog, ar ne? Taip. Tai kur jūs juos gerai? Jie augo, jūs abu su Algiu dirbo, tai kas su jais būdavo? Kas juos, pavyzdžiui, visai mažiukus, kai jie dar ir padarydavo kažkur ir... Tai kažkiek laiko vis tiek grįžinėdavai, kaip ir visi žmonės, kurie turi šuniukus, per pietus grįždavai, išvesdavai, ten pabūdavai kažkiek laiko. Vis tiek, kol mažas, jis, reikalauja to tokio rūpesčio, kad išmokintum, kur sisiot, kur kakot. Nors dabar tokių problemų nėra, atidarai duris, išleidžiam, tik paskui kas keletą dienų surenkam viską iš kiemo ir nereikia jų įpėdžioti. Kai juos nusipirko, dar ne šitam name gyveno? Šitam, taip. Šitam jau gyveno? Taip. O jos kažkokį turėjo savo kampą, ar jas, pavyzdžiui, jos sugriauždavo ką nors, jos kur jas laikydavot? Jos geros mergaitės buvo, bet porą batų sugraužė. Bitė viską graužė. Bitė dėl maisto viską padarytų, net ne dėl maisto. Labai keistos jos, nes pramistų turbūt ir nemaitintos, nes ėda sraigės, trešnės, apelsinus, viską ėda. Būtent bitė? Ypač bitė, bet ir spurga ėda. Jurgos šuneliai yra geriausi draugai mažajai Paulai. Paula labai myli gyvūnus, ypač šunis. O dabar, kai jau žino, kad jos šuniukai yra labai laimingi, kai gauna kokį skanų kąsnelį, mielai dalinasi viskuo, ką valgo pati. Jinai labai myli šunis ir kates, labai myli. Ir iš vis neskiria, kuris šuo didelis, piktas, kuris mažas, geras. Neskiria dėl to, kad kai mes buvom Kanaros, visi šunys yra labai geri. Ten neauginami nei koviniai, nei gynybiniais tikslais, nei sarginiai šunys. Ten tik tai šunys žmonių draugai. Ir ten jau tu gali galvą įkišti didžiausiam šuniui, jis nieko nepadarys. Tai taip ir vykdavo, ta valiojasi prie didelių šunų, net pliažo šunės, tie laukiniai. Ir tie yra labai geri šunys. Todėl čia Lietuvoje irgi tas pats. Pamato tokį šunį karvę ir neria tiesiai į akis, tiesiai į nasrus bučiuoja. Taip, akytės tikrina labai. Dabar suprato, kad šunys labai mėgsta maistą, tai viską duoda jiems. Duodi Paulai valgyti,
Tai Paula iš karto, amam, šuniuką. Tai manau, jau priaugo dar daugiau svorio bitė. Tiesa, prieš keletą metų šiuose namuose gyveno dar vienas Yorkšyro terjeras – Puka. Deja, šito šunelio likimas susiklostė labai dramatiškai. Iš pradžių bitė ir Spurga nenorėjo su Puka bendrauti ir baisiai pavydėjo naujai augintinį. Jom buvo 2 metai, mes nusipirkom 3 šuniuką. Tada buvo didžiausias pavydas, net negimus Paulai, o kai atsirado 3 šuniukas. Kaip mums buvo gaila tos Pukos. Ta mažytė nori žaisti, nori draugauti, o tos, ne, čia mūsų žaislai, čia mūsų smėlio dėžė, čia ne, čia tu neik. Ta pritipena, tos nubėga, ta ateina, mažylė, o jei kaip širdis skaudėjo. Galvam, kas čia bus, ką mes padarėm, taip, tokiam, o jinai maža buvo, pusė bitės gal. Tokia ir buvo. O paskui kažkaip jos susidraugavo, kažkaip Puka buvo labai gero charakterio, jinai irgi nepykdavo, neerzindavo jų, bet tiesiog linda ir prilindo prie jų, žodžiu, ir tada jau jos abie labai globojo. O tokio gerumo dar šuniuko aš nesu mačiusi, iš tiesų mažytė, neisteriška, labai draugiška. Kai pagaliau visi 3 šuniukai susidraugavo, 2 šunelius užpuolė erkės. Bitė išsikapstė, o štai Pukai erkės įkandimas baigėsi labai liūdnai. Ja irgi įkando erkė. Ir kažkaip Puka, kadangi jinai ir mažytė buvo, ir turbūt, nežinau, gal silpnesnis organizmas labiau reagavo. Mes 4 mėnesius nešiojomės ją visur ir